Sveiki, esu Gediminas Norvilas, atstovauju Psichologija savo specialistų komandą. Jei trumpai apie save, mano veiklos sritis priklausomybės, socialiniai santykiai, suaugusiųjų saviugda ir švietimas. Šiandien pradedu rubriką pokalbiai apie priklausomybės. Taigi, pokalbiai apie priklausomybės. Kas yra priklausomybė, šiandien daug nekalbėsiu. Kadangi apie tai jau esu įrašęs filmuką, kas domisi galima rasti mano YouTube kanale, nuoroda pačioj. Pradėsiu nuo sveikimo metodų ir visų pirma nuo 12 žingsnių programos. Kodėl 12 žingsnių? Nes tai yra laiko, patirties, mokslo patikrinta ir įrodyta programa kaip vienas iš veiksmingiausių metodų padedančių žmonėms tvarkyti su priklausomybėmis. Kai sakau su priklausomybėmis, turiu omeny programos universalumą. Jei ši programa buvo pradėta kurti ir plėtoti JAV praėjusio amžiaus 35 metais anoniminių alkoholikų draugijoje, čia kaip paramos forma alkoholikams, tai vėliau 12 žingsnių principus labai sėkmingai ėmė taikyti savo sveikimui žmonės turintys įvairiausių priklausomybių. Nuo narkotikų, nuo vaistų, nuo azartinių lošimų, nuo sekso, nuo perteklinio pirkimo, ir taip toliau. Labai svarbu yra tai, kad ši programa labai puikiai suderinama ir su profesionalų teikiama pagalba. Sėkmingai taiko pavieniai specialistai, priklausomybių konsultantai, psichologai, psichoterapeutai. Programa veikia psichoterapinėje programoje pagal Minesotos modelį arba ilgalaikės reabilitacijos bendruomenėse. Labai svarbu yra tai, kad ši programa yra praktiškai prieinama visiems nemokamai, anonimiškai ir be jokių įsipareigojimų. Čia jeigu kalbėti apie savitarpio paramos grupės. Grupės veikia beveik visam pasaulyje. Vien Lietuvoje veikia apie 140 grupių. Reiškia, žmogus gali gauti pagalbą susijusią su jo priklausomybė praktiškai pagal gyvenamą vietą. Jeigu toje vietoje, kur žmogus gyvena, nėra grupės, jis gali grupės ieškoti internete. Tiesa, kalbant apie profesionalią pagalbą, čia jau iškyla tam tikri barjerai – laiko, finansiniai ar atstumo. Atskirai noriu paminėti ko priklausomų žmonės, tai yra priklausomų asmenų artimuosius, kurie taipogi susibūrė į savitarpio paramos grupės, Al-Anon ir kitas. 12 žingsnių programą sėkmingai taiko savo asmeninių problemų, tai yra psichologinių, dvasinių problemų sprendimui, kurios kyla dėl artimo ryšio su priklausomu asmeniu. Plačiai apie anoniminių grupių ir 12 žingsnių programų sukūrimo istoriją nepasakosiu, nes manau, kad tai yra savotiška anoniminių alkoholikų ir kitų grupių kaip nuosavybė, nors informacija viešai prieinama internete. Dar tik paminėsiu, kad visų anoniminių grupių veiklos tikslas yra vienas, pagrindinis. Tai yra perduoti savo patirtį žmonėms turintiems panašių problemų. Ir ši patirtis yra tvarkingai sudėliota į knygutę. Yra ir daugiau literatūros šią temą. Taigi visiems, kas domisi dėl grupių lankymo, dėl literatūros, dėl galimybių bendradarbiauti, nuoroda čia. Šiandien aš, kaip priklausomybių specialistas, kiek man gausis objektyviai, apžvelgsiu 12 žingsnių programos pagrindinius principus ir taikymo galimybės. Jeigu trumpai apibrėžti, kas yra 12 žingsnių, tai iš esmės yra dvasinių principų rinkinys, kuriuos taikydamas savo gyvenime asmuo gali puikiai tvarkyti su savo priklausomybė ir gyventi sveikai. Sveikti nuo priklausomybės. Noriu pabrėžti, sveikti nuo priklausomybės. Ne išoperuoti priklausomybę, ne jos atsikratyti ar ją išmesti ar nuo jos pasislėpti. Priklausomybės iš esmės yra visam gyvenimui, kai kam tai skamba labai bauginančiai. Tačiau tai nereiškia, kad žmogus yra pasmertas girtauti, lošti ar vartoti narkotikus. Ne. Tai reiškia, kad alkoholikas gali gyventi be alkoholio, narkomanas be narkotikų, lošėjas be azartinių lošimų ir panašiai. Ši programa žmogui suteikia šansą pakeisti savo gyvenimą. Sveikimas tai reikštų ne vien tos svaiginančios medžiagos ar to veiksmo, pavyzdžiui, lošimo atsisakymo. Sveikimas tai reikštų savęs pažinimą, susitaikymą, nuolankumą, savistabą, saviugdą, gyvenimo būdo keitimą, jausmus, ir mąstymo korekciją. Kitaip tariant, žmogus bando šiek tiek pakoreguoti ar pakeisti savo asmenybę ir gyvenimo būdą. Labai svarbu yra tai, kad 12 žingsnių parašyta daugiskaitoje, per žodelį mes. Įsitikinome, nusprendėme ir taip toliau. Tai reiškia, kad šita programa yra sukurta ne vieno žmogaus, o grupė žmonių. Tai reiškia, kad mes sukūrėme šitą programą, jinai veikia, sukūrėme per patirtį, per sėkmes, per nesėkmes ir pateikėm visuomeniai, imkit ir naudokitės. Iš šitos pusės žodelis mes kalba apie tai, kad šita programa labiausiai efektinga yra dalyvaujant grupėje žmonių. Anoniminėje savitarpio paramos grupėje, terapinėje programoje ar bendruomenėje. Tai reiškia žmogus, kad 12 žingsnių taiko asmeniniam sveikimui, tačiau
pasitikrinti, kaip veikia šita programa, jis turėtų ir su kitais žmonėmis, žengiančiais panašiu keliu. Arba kai kuriais atvejais ir su profesionalais. Pasitikrinti tam, kad pastebėti, ar teisingai žingsniuoja, ar į šuntelius nenusuko. Taigi, pirmas žingsnis. Prisipažinome, kad esame bėgiai prieš alkoholį, prieš narkotikus, prieš lošimus. Žmogus įvardina konkrečią savo priklausomybę. Universaliai pirmas žingsnis skambėtų, kad prisipažinome, kad esame bėgiai prieš savo priklausomybę ir kad mūsų gyvenimas tapo nevaldomas. Pirmiausia, kreipsiu dėmesį, kad pirmas žingsnis, skirtingai nelyg 11, iš priklausomo asmens, kaip ir siūlo, kaip reikalauja pripažinti priklausomybę ir bejėgiškumą 100%, be abejonių. Jeigu pas asmenį yra abejonė, kad aš gal čia galiu susitvarkyti pats, gal aš čia ne visai priklausomas, gal pusiau priklausomas. Čia kaip tam anekdote, kad moteris pusiau nėščia. Ne. Arba yra priklausomybė, arba jos nėra. Jeigu yra abejonė, kiekvienas žmogus turi teisę, vėl bandyti tvarkytis pats. Jeigu nepavyko, tai prašom sugrįžti, atsiversti vėl pirmą žingsnį ir bandyti žengti iš naujo. Dar noriu pabrėžti, kad pirmas žingsnis, kaip ir beveik visi kiti, sudarytas iš 2 dalių. Pirma dalis kalba apie tai, kad reikia pripažinti bejėgiškumą prieš priklausomybę, o antra, kad reikia pripažinti, kad gyvenimas tapo nevaldomas. Jeigu su pirma dalim lengviau ar sunkiau nemažai priklausomų žmonių susitaiko, taip sako, man nebegalima vartoti, man nebegalima lošti, nes tada aš prarandu kontrolę. Tai reiškia, kai aš turiu kontaktą su savo priklausomybės objektu, aš nebegaliu savęs valdyti. Užvaldo priklausomybę, neturiu stabdžių, neturiu saikų ir tada atsiranda problemos. Viskas. Nebevartosiu, nelošiu ir gyvensiu kaip visi, normalūs žmonės. Tačiau, nežiūrint šitų norų, po tiek laiko žmogus vėl daro tą patį. Tai reiškia, kad žmogus blaivia galva, nevartojęs alkoholio, nieko nedaręs, nueina nusiperka butelį. Vėl įsijungia kompiuterį ar nueina į kazino. Arba, sakysim, tokia įdomesnė priklausomybė nuo dietų. Sako, viskas, nuo pirmadienio laikau dietos. Nuo pirmadienio dieta, o sekmadienį vėl atidaro šaldytuvą ir vėl nuo kito pirmadienio nauja dieta. Ir taip be galo, be krašto. Tai reiškia, kad priklausomybė žmogų užvaldo, kai jis yra blaivas, kai jis neturi kontakto su savo priklausomybės objektu. Niekas per prievartą nepylė. Toks priekaištas nuolat skamba priklausomų nuo alkoholio žmonių pusė. Tas pats niekas tavo nevertė lošti, niekas tavęs nevertė įsijungti kompiuterį, tai vėl žiūrėti pornografiją. Kai žmogus tai daro pats, bet priklausomybė užvaldo žmogų iki kontakto. Kaip minėjau, žmogus blaivia galva, lyg tai sąmoningas, daro tą patį. Eina perka butelį, pabandykime jį sustabdyti. Žmogau, neik, nepirk. Juk užsivesi, užsikabinsi, neturėsi stabdžių, tenais, ta prasme, vėl turėsi problemų. Ką atsako? Ne, aš tik biški. Protelio neberasta. Priklausomybė užvaldė. Pirmame žingsnėje apie tai ir kalbama. Pačioj pradžioje, jei kas įdėmiai skaitysite, yra sakinys, kad žlugdantis troškimas taip užvaldė, kad tik apvaizda gali nuo to išgelbėti. Reiškia, problema yra ne vien išoriniai objektai. Priklausomybės atveju problema atsiranda žmogaus viduje. Susiformuoja potraukis, kurio žmogus pats nei atpažinti, nei suvokti ir tuo labiau apie jį kažkaip papasakoti, jį paaiškinti negali. Kai eilinį kartą vėl savo pažadą sulaužo, tada ieško pasiteisinimų. Bejėgiškumo ir gyvenimo nevaldomumo pripažinimas yra labai skausmingas išgyvenimas. Kiekvienas priklausomas žmogus šito kratosi. Puikybė neleidžia pripažinti savo bejėgiškumo. Aš susitvarkysiu, aš žinau, aš moku, aš nedurnas, aš nekvaila ir taip toliau. Nuolankumas. Čia pagrindinis tas, kabutėse, vaistas, kuris gali padėti įveikti šitą pasipriešinimą. Nuolankiai nulenkti galvą prieš save, ne prieš kitus žmonės, prieš save ir savo pripažinti, kad viskas, nebesusitvarkau, nebeišeina, nesigauna, kiek galima. Išduodu save, išduodu savo principus, vieną sakau, kitą darau, meluoju kitiem, meluoju savo, kas toliau, ko dar laukti. Dalis žmonių priima tokius pastebėjimus, dalis žmonių atmeta. Tas užsispyrimas, nenoras pripažinti priklauso nuo daugybės dalykų, nuo asmeninių savybių, net nuo, priklausomų tam tikrai žmonių grupiai. Paminėsiu žemaičius. Atvyksta konsultacijų nuo Telšio ir nuo Plungės. Ką sako? Aš atvykau ne savo norų, čia manim atvarė namiškę, aš joks ne alkoholiks, tu manim pažymą išrašyk ir aš maunu namiai, neapgersiu, nelašu, aš turiu valius, aš užsispyriau, trenkiu kumščių stalą, viskas, metu.
Toks žmogau, palauk, sakau, netrankyk stalo, sulaužysi, pakalbėkim. Ir klausiu, o kiek kartų buvo bandyta trankyti šitą stalą? Kiek kartų buvo bandyta, žadėti, ieškoti valios, kažkokių tai pastangų, įsispyrimo, ar kažkokių tai metodų, kurie staigiai, greitai spręstų priklausomybės problemą? Jeigu žmogus sugeba sąžiningai pažvelgti į save ir sąžiningai vertinti savo praeitį, jis pamato, kad tai buvo ne vienas, ne 2, ne 10 ir ne 20 kartų. Kad tai vyksta jau galbūt metus, 2 ar 10-mečiais. Nuolankumo pripažinti, kad aš nebegaliu, kad aš meluoju savo, tuo pačiu bandau įtikinti aplinkinius. Tiesa, šalia esantys žmonės dažniausiai net nebetiki. Kai priklausomas žmogus sako, viskas, aš mesiu, susitvarkysiu, dažniausiai ranką numoja, sako, baigtų, kiek galima, sako, kiek galima čia mumis apgaudinėti. Čia ir pyktis atsiranda, ir nesutarimai, ir konfliktai, vien dėl to, kad žmogus, galvoja, kad jisai susitvarkys. Iš tiesų, priklausomybės atveju reikia paminėti tam tikrą mąstymo, sutrikimą, kad žmogus pats save apgauna, kad jisai gali susitvarkyti be jokios pagalbos. Ir jisai to nuoširdžiai tiki. Noriu pabrėžti, kad nuoširdžiai jam taip atrodo. Ir kai aplinkiniai šalia esantys jam priekaištauja, sako, tu negali susitvarkyti. Ir žmogus pyksta ir sako, ko jūs prie manęs kimbat, atstokit nuo manęs. Nes jam atrodo, kad jie jo nesupranta. Kartais sakoma, žmogus pasiekė savo dugną. O kas yra dugnas? Kiekvienam jisai yra savas. Tai reikštų tam tikrą būseną, tam tikrą situaciją, kai žmogus suvokia savo problemą ir nuo tos situacijos atsispiria ir pradeda ieškoti sveikimo kelio. Šiuo atveju pagal 12 žingsnių. Vienam dugnas būna tada, kada jis praranda viską. Praranda namus per priklausomybę, darbą, nusisuka artimieji, atsiduria gatvėje ar ligoniai, tada atsipeikia, sako, vajai, kas su manim darosi, viskas, reikia kažką daryti. Labai džiugu, kad šiais laikais apie priklausomybės kalbama vis daugiau, prisipažįsta viešai labai daug žmonių, sėkmingų žmonių, kurie slėpė savo priklausomybę, dabar viešai išeina į eterį ir kalba apie tai. Tai suteikia šansą žmonėms anksčiau suvokti savo problemą. Dugnas tai vis tik tai reikštų tam tikrą dvasinę būseną, kada žmogus suvokia, kad šitaip gyventi nebegalima. Pavyzdžiui, moteris. Sėkminga verslininkė, turtinga, turinti namus, darbą, 2 automobilius, viską lyg tai materialinė prasme. Vieną dieną atsipeikė dirbta namuose, bėga į miegamą žiūrėti, kur vaikai. Lengviau atsidūsta, kai vaikai miega. Kodėl? Nes prisiminė, kad vakarop, tiesiai iš baro, girta, sėdo automobilį, nuvažiavo į darželį, vaikus įsisodino ir parvežė namo. Ryte atsipeikėjus, suvokė, kad ką aš darau. Tai buvo tas dugnas, nuo kurio moteris atsispyrė ir pradėjo ieškoti pagalbos. Kai kas pasišaipo iš tokio dugno, sako, baitų, kokia čia problema, gal čia vieną kartą, tiesa viešoje erdvėje. Čia buvo tokių atvejų, ne vienas nuskambėjo pastaruoju metu, kai viešai žinomi žmonės pakliuvo dirbti už vairo ir dalis žmonių puola jos teisinti, kad nepulkite, gal čia vienas kartas, gal žmogus netyčia. Netyčia prisigėrė ir vežė vaikus automobilyje. Ar reikia dar laukti kažko tai, dar kažkokio įvykio, ar užtenka šito įvykio, kad suvokti, kad alkoholis, šiuo atveju priklausomybė, taip užvaldė sąmonę, kad dingo bet kokia atsakomybė. Priklausomus žmonės neretai tapatina su vaikais, sako, žiūrėkite, sako, kaip mažas vaikas. Kodėl? Nes panašumų labai daug. Gal kam teko matyti mažą vaiką ten. Pareina tėvai namo, vaikas šokoladą, visas veidas šokoladinas, rankos šokoladinos, burna pilna, tėvai, saldainius vėl radai suvalgė, rankas slepia už nugaros, burna pilna. Priklausomi žmonės ir taip pat elgiasi. Aplinkiniai dažnai mato, kad žmogus turi problemų, atkreipia dėmesį, pateikia faktus, o ką sako priklausomas žmogus? Nepripažįsta nei priklausomybės, nei bejėgiškumo, nieko. Aš susitvarkysiu, aš žinau pats, ar aš pati, atstokit nuo manęs. Taigi, priklausomybė. Keistas sutrikimas. Žmogus gali atrodyti protingas, išmintingas lygtai, turintis patirtį, užauginęs vaikus, anūkus, o priklausomybės atveju elgiasi kaip tas šokoladinų veidų vaikas. Neigia, nemato, nesupranta. Tiesa, šitą vietą noriu paminėti ir šalia esančių žmonės, kurie kartais padeda žmogui atsipeikėti. Pavyzdžiui, verslininkas ryte atsibūdęs po girtavimo skambina pažįstamam gydytojui draugui ir prašo. Būk draugas, sako, blogai jaučiuosi, vakar grybais apsinuodėjau, išrašyk biuletenį, negaliu net atvykti pas tave.
Na, draugas gydytojas jau įtarė, kokiais grybais apsinuodijo. Na, ką jis sako? Gal užteks tos grybus valgyti? Tiek galima. Ką, vėl uždėriai? Na, uždėriau. Na, būk draugas, parašyk. Gydytojas atsako, kad taip, aš esu tavo draugas ir noriu tau padėti. Todėl sakau, va dabar atsiunčiu žinutę, telefoną, koordinatės, susirinkti daiktus ir eini kreipiesi pagalbos. Nes tikroji pagalba yra ne tada, kada žmogui, padėsim, pataikausim, padėsim užlaisyti pasekmes, reiškia, pratęsim jo priklausomybę. Šiandien tu turi problemą, aš esu draugas, tu man svarbus, kreipkis pagalbos. Na, tokia intervencija kartais žmonėms padeda pasiekti dugną ir priimti sprendimą. Ateina jis pas specialistus, ar į savitarpio paramos grupę, na ir toksai su abejonėm, nežino, čia reikia, nereikia, čia įkalbinėja. Tačiau patekęs į tą aplinką, kurioje yra pagalba, žmogus turi galimybę susivokti, kas su juo darosi iš tikrųjų. Na, o dar pabaigai noriu paminėti vieną palyginimą. Turbūt kiekvienas žmogus yra girdėjęs pasakymą, kad skęsta alkoholizmo liūne arba įtraukia lošimai ar narkotikai. Kas vyksta, kai žmogus įkrenta į liūną? Kuo žmogus labiau kapstosi, kuo labiau jis kapanojasi, tuo labiau liūnas traukia. Tas pats yra su priklausomybėm. Tai reiškia, kad norėdamas įsikapstyti iš priklausomybių, iš liūno to, žmogus turi nurimti, pripažinti bejėgiškumą, atjungti savo protą ir mąstymą, kuris iki šiol jam trukdė, kuris sakė, kabinkis, kapanotis, daryk kažką. Ir pripažinus bejėgiškumą, pradėti šauktis pagalbos. Apie pagalbą yra antras ir trečias žingsniai. Kai žmogus ieško pagalbos, visą laiką atsiras tie, kurie išties ten tą lazdą, pagalbos būdą ar tą ranką, į kurią reikia įsikabinti ir lipti lauk su kitų žmonių pagalba ir patirtim. Taigi, mylėjai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad jeigu pastatysit patinka, ačiū, kad jeigu pasidalinsit. Dar paprašysiu, jeigu turit pastebėjimų, asmeninės patirties, tam yra komentarų skiltis. Dalinkitės, diskutuokim, komentuokit, galbūt kažko nepaminėjau, galbūt ne tai paminėjau. Dalinkimės. Galbūt kažkas pažiūrėjęs šitą video susimastys, pagalvos. Beje, aš juk ne šiaip savo tą video kėliau, aš tiesiog noriu, kad šitas video daeitų iki žmonių, kurie turi tokią viltį, kad eis iki žmonių, kurie abejoja, ir tos abejonės metu įsijungė video ir pamatė, paskaitė komentarus, opa, čia man, čia apie mane. Taigi, linkiu visiems gerų dienų ir iki susimatymo kitose laidose.